O dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu eisi susijungti su savo pasąmone. 3, 2, 1. Padarai apžvalgą savo erdvėj, duodi pliūpsnius, išsiplatini savo erdvę. Apsitvarkai. Prašauni kamuoliuką savo energetinį per visas čakras, duodi per pakaušį, į kanalą, filtrus nusiemi, pliūpsnius duodi iš širdies, trečiakį išsivalai, keli dažnius, keiti erdvę. Koks vaizdas dabar yra, kokios energijos tavo lauke vaikšto, 3, 2, 1. Viskas kažkaip biškį labai greit. Kažkaip kaip pagreitintam filme būtų taip kažkaip tai. Nuo paskaičiavimo pradžioj sukasi taip. Tokie kaip neramumo kėlimas kažkoks, tai nežinau, manipuliavimas ar kas. Tačiau save ir psichiatrinėje uždaryta. Arkliai kažkokie kanopos, tik tai, kad ant šokinėja. Tai viskas labai greit bėga, taip kažkaip tai. Bet čia skaičiavimo metu viskas jau toksai, širdis pradeda kalatotis, nuraminu, kvėpuoju. Labai sunku buvo koncentruotis į tos skaičiavimus. Gerai. O kas tave bandė išblaškyti? Kokie vidiniai neramumai, emocijos bandė išblaškyti tave? Galvoju, gal mentalas ar kažkas, tai bet man kažkaip rodė, kad, nežinau, toks suvokimas, kad aš į 2 dalis pasidalinau, kad mano tą, ką aš noriu, yra viena, o kūnas kaip ir atsisako ir jisai visas toksai pergyvena ir duoda tokius kitokius signalus, kad čia negerai. O aš vis tiek į tą pusę noriu eiti kažkaip taip, nežinau, tos nesusikalbėjimas kažkoks tai. O tai gerai, tu dabar suharmonizuok ir sakyk, gerai, tada aš nieko nebenoriu dabar. Aš noriu būti tokioj būsenoj, nieko nenoriu. Visiška harmonija, balansas. Tu dabar nieko nenorėk, Mindaugai. Mes eisim ten, kur srovė mus nuneš, srautas informacinis, mes jį pagausim, be noro. Mes pagausim ten, kur tavo pasąmonė atras patį geriausią sprendimą. Nuramink save. Kad tas kūnas nesigąsdintų, tau užtat parodė tokių vaizdų iš senų reinkarnacijų. Gal ir psichuškę parodė, ten visą, žinai, kaip visada. Kas iš šviesą eina, tai psichuškę uždaro. Tai čia jau Čia suprantama, aišku. normalu. Tai va, išsimesk visą šitą. Paleisk viską, atpalaiduok, susiharmonizuoj. Ir visiškai ramus pakyli, kaip kad žiūrėtum iš aukštai ir stebėtum, kas vyksta. Erdvės yra labai plačios, informacijos yra labai daug, norai mūsų irgi dideli, bet mums reikia ramiai prie to, per harmoniją prieiti.
Ar šiek tiek stabilizavosi situacija? Jo, raminu, bandau viską sujungti į vieną kažkaip tai. Kalbinėjau, kad viskas čia gerai, nieko čia nereikia, atsipalaiduoju. Neskubu. Taip, mes niekur neskubam. Mes tiek daug laiko turim. Jeigu pamąstai, iš kurios pusės žiūrėtume apie tą laiko tėkmę, ar ne? Jeigu žiūrėtumėm iš visų savo reinkarnacijų prizmės, tai mes tokie esam amžini, nemirtingi, begalybė. Tai mums nėra kur skubėti. Visiška ramybė pas tave viduje turi atsirasti. Ir mentalas dabar šiuo metu neturi kištis, nes šiuo metu mes bendrausim tik su pasąmonė. O pasąmonė yra beribė, kaip tas šaltinis absoliuto. Begalibinis ženklas informacijos, kuri dar kinta pastoviai, updeitinasi, surinkta iš visų kosminių būtybių. O mums reikia išgryninti tą informaciją, per savo filtrus pravažiuoti, suprasti ją, integruotis tą informaciją. Negalima eiti kaip akli kačiukai į evoliuciją. Reikia dabar šiek tiek jau biškį išprusimo, atidaryti tą kitą levelį į informacijos nuskaitymą. Ir kur tave veda tavo pasąmonė dabar 3-1? Man ta psichiatrinė visi įmeta, aš ją išmetu, sakau, nekiškit, noriu vėl Gerai, atrėmti. žiūrim ko į psichiatrinį. Gerai, žiūrim, išplėsim tą elementą. Gerai, psichiatriniai. Ar tu esi psichiatriniai? Esi vyras ar moteris? Vyras surakintas visas. Surakintas, gerai. Plius minus, gerai. Plius minus, kokie čia amžius, koks amžius ir kokioj valstybė, kokioj tu valstybė gyvenai? Prancūzija, Vokietija, Rusija, Lietuva. Kur gyvenai? Amerika sako, nurodo kažkaip. Bet betoninės sienos, viskas, va kaip šiuolaikiškai, viskas nudažyta, taip toliau. Vos ne kaip šiais laikais. Esmė, kad aš ten ne save matau, aš matau, kad moteris kažkokia mane lanko ir jinai, aš vis analizuoju ir aš matau, aš analizuodamas per mentalą suprantu, kad jinai mane šypsosi ir atseit norėdama man palaikymą duoti, o aš tuo momentu pagaunu jos tą šypsną ir suprantu, kad jinai iš gailesčio, perdodant savo šypsnų tą gailesį užuojautą ir man tai aš tai priemu kaip dūrį į nugarą. Bet man to nereikia, aš to nenoriu, kažką va tokio, nežinau, suvokiu iš to. Teisingai, labai gerai, labai gerai. O prie istorija, kodėl tu patekai į psichiatrinę, ką tu padarai tokio, kad tave uždaro į psichiatrinę 3-1? Atviniuk atgal šiek tiek. Kas tave? Kalbu, ką galvoju. O ką galvoju, daug kam netiko. O tylėk, nešnekėk, reikiam žmonės. Kažkas paskambino policijai, kad psichiškai nesveikas. Aš gatvėj šneku žmonėm kažką tai aiškinu. Bet jau nesivaldau emociškai ir man ten viskas liejasi. Vienu žodžiu, pagavai tą visą. Net laikiau matyti psichologiškai, kaip suprantu, ten aš tavo, kurį matau iš šono, aš taip stebiu, stengiuosi jį nulysti. Tai jisai, aš tokį laikyčiau, su jo psichiškai viskas jisai nesiorientuoja, kur yra realybė, kas yra ten kažkokie tai ten fantazijos supratimai ir visa kita. Ir jisai jau net laikęs pats jau išeina ir viską, ką galvoja, reikia visiems, tai paklausykit, aš taip kažką tai jau aiškinu, ta prasme. Bet iš nevilties tokios kažkaip, jisai atseit noro padėti kitiem.
į policiją pagundom žemės antrininkai, atvažiuoja psichiatrinė ir viskas. Pumpuoja vaistų ir dalykus. Iki gyvenimo pabaigos išbūni psichiatriniai, pažiūrėjau. Ar tave kada nors paleidžia? Jau seną visiškai matau. Jau nešneku, nieko negalvoju, tuštybė visiškai. Išvalė mane viską, nužudė iš vidaus. Daržovė. Telis bėga. O gerai, o dabar šitas rezonuoja. Kaip rezonuoja šiandien dienai tavo reinkarnacijų šitą informaciją? Dabar kokia programa yra? 301, ieškok tos programos. Mentalė. Nelįsk. Pakiša sukos. Nelyskai. Bet tik žino, kad per tokią informaciją specialiai eis. Taip. Nu tai nieko, šitą programą ištrink, šitą dabar inkarnaciją ištrinėje gražiai, sakyk, aš patyriau šitą experienciją, dabar aš palauk, ką aš pasimokiau, ką mes pasimokėm iš šitos reinkarnacijos. Skirti, ką šnekėt, kaip šnekėt, su kuo šnekėt. Va. Suvokti, kad kas yra čia vienoj matrikso, kitoj supratimai, valdyti emocijas, tai tą jau perėjau. Dabar aš pasiruošęs, aš pasimokiau. Nu va. Ir laikyt balansą, supratimą turėti. Labai gerai. Tai aš nedėkingas, kad tai buvo. Matai, ta išmintis, kurią tu ir tada turėjai, ta išmintis, bet tavo buvo desperacija. Tu per desperaciją bandėjai išdėstyti, kad visi kiti atsibūstų ir pamatytų iš tikrųjų, koks pasaulis. Ja. Ir ta suvibravo, ta energetika negerai su demoniniais visais aplinkui. Nu tai ką, jie tik tai tave išvežė, nes jie nesuprato. Purto mane dabar žiauriai. Atrodo, kažkas bando pažadinti. Nelįsk, nelenda, kas demonų lenda, ar dar kas nors lenda? Daug smūgių į tave? Daug rankų po tave purto? O kodėl tave purto? Po gazdino, aš iš jų juokiuosi ir nežinau, dairosi, tai žiūri, kaip čia ką čia padaryti. Sakau, davai, stipriau. Gerai, vadinasi, prie tavęs dabar lenda demoniukai, nes bando tau kažkokią emociją pažadinti ir tau neina ją pažadinti, ne? O tu jam dabar pasakyk, dabar greitai tik tai visi prie sienos atsistojat, išsirikiuojat, greitai, tu juos nušvieti. Bet fiziškai kūną įveikia, o širdis tai kalatuojas, o aš ramus, kažkaip atskiria mane, raščiat kažkaip tai atsijungia. Tavo ramus, mentalas ramus, o širdis kalatuojas, nes širdis dar jausmų tu turi, kuriuos ne visus dar išdirbai, supranti, jie bandant jausmų stygos paeiti, bet mentalas nugesino jau, neleidžia tam jausmui įsiaudrinti ir viskas, dėl to ir lieki ramus. Tu supranti, tu atradai mechanizmą, kaip neleisti pakilti tai emociniai stygai ir pažeisti mentalo. Vsio, tu per mentalą tą stygą cakt ir nukali. Nu, ten biškai kalatuojasi, tarp savęs jau malasi, bet jinai nebesugeba įvelti mentalo, nes mentalas iš karto užaugintų baubą didelį padarytų. Supranti? Mentalas dydumą daro tą visą. Tai vat man gaunas toksai kažkoks, tai nežinau, kad aš tą mentalą ir išmetu, atjungiu, tada viskas pradeda eiti, bet tada veikia mano kūną, tada aš turiu grąžinti mentalą, kad jį subalansuoti, kad viskas gerai nuramint. Tai vėl atsipalaiduoju, bet tada vėl turiu, kaip sakant, vėl tą mentalą išmes, kad vėl viskas eitų. Kažkaip patoksai. Nes telepatija turi eiti per tai gerai, dabar balansuok, dabar sinchroną jung. Sinchronizuok. Kad būtų abu padalinti, kaip suskirstyti, sudozuoti teisingai. Tas balansas jų turi būti harmoningas eiti. Ne ekstremaliai, bet harmoningai. Žinai, kaip kasa pina, kasa kaip pinasi iš dešinės į kairę, dešinę, kairę. Taip ir čia mentalas, emocija. Ne vien tik mentalas arba vien tik emocija. Supink tą kasą savo harmoningą. Smurgiam visiems demonam iš karto liep greitai, sakyti, tai nežinotės greitai, nes dabar sudeginsiu su šviesa juodą skylę, ar ten kur jie nori. Greitai sakykit. Stovi prie sienos, kaip sakė, studžiavo iš jos. Tai aišku. Valandos. Gerai, nu tiesiog. Juodą skylę jau pradėjo į tą pusę žiūrėti, sako, ar galima.
Gerai, o dėl ko jie, sakyk, jie dar nesuprato, kodėl jie neperkando, kad su tavimi Bergždžias reikalas prie tavęs lysti, kodėl jie dar nesuprato šito messageo, kodėl nesupranta tavo dar. Sako, kūnas vis tiek veikia, mes turim bandyti, mes negalim pasiduoti. Ai, jie irgi, jie bando tiek, kiek gali bandyti, aš supratau paskutinę savo energijos. O sakyk, eikit prie silpnesnių dabar bandyti, aš jau žinok, aš jau susitvarkau su savimi. Žinom, stebim visus. Stebim visus, taip, aišku, kad stebim. Liepė dar vienas sako, taigi liepė, mes irgi dirbam. Tipo. Gerai, tai kas liepia jums? Gerai, kokia hierarchija, kokia pas jūs hierarchija yra, kam jūs dirbat? Pradedat mums rodyti visą savo skalę. Pradedat rodyti savo skalę, kaip sustatyta jūsų hierarchija. Kas jums liepia? Tvarkytis dabar su manim, kas yra viršesnis už jūs. Einat, atveda dabar 3 su 1 į erdvę. Kas dar čia kaip kalbėjo, tai piramidę parodėm, tipo, kad tokios Artūro, tai čia jau anksčiau rodė. Mums reikia piramidės boso, mes nenorim su tais tarpininkais kalbėti, mums piramidės boso, demoninės piramidės bosas, 3, 2, 1. Ragaro bosas. Kas sėdi krėsle? Sako, ten ir jūsų yra, ir mūsų. Tiek balansas. Kuriuos nori, šaipos jie tokie žypsini. Gerai, sakyk, dabar nustojat šaipytis, dabar mes rimtai kalbam čia visiškai. Bando mane tik kokiais draugus tokį pajuokint atseit. Aš vieną pasilikau tokį rimtesnį demoną, visus kities leidau. Be distrakcijos dabar tas demonas rimtesnis. Jisai turi kažkokį savo pavadinimą, ar jis iš tų žinomų pažįstamų demonų, ar jis be pavadinimo, bet jisai turi tą energiją stiprią, kur valdo kitus tuos pakalikus. Sako, eilinis, aš sako, aš tam kartu esu. Eilinis. O kas yra stipriausias? Kas čia yra bosas visų demonų? Jūsų klano, koks yra bosas, sakyk, nuvesk mane dabar pas bosą. Pagal jūsų hierarchiją. Negaliu, sako. Neleidžiu. Kodėl? Negalima, sako, žinau savo, žinau kitus. Nėra, kad visi tiesiogiai su viršum, sako, susiję. Ir bijo, jisai žiauriai nori, čia vis bijo. Bausmas didelis, sako. Nesilaikymų taisyklių. Visi bijo, taip, visi bijo, tai jisai irgi bijo, jie visi bijo, taip, nes tas pats kaip čia pas mus, taip ir pas juos, žinok, viskas taip pat. Jaučiu aš tą baimės, man lavė pajaus, žiauriai sunkiai. Tai dabar gerai sakyk, tai gerai, ko jūs nori tada iš mūsų? Sakė, man liepia ateit dabar būtent šiai sustabdyti, mušinėti. Sako, jie žino, kad vis tiek eisi, bet jie nebandyti negali sulaikyti. Laikas tai eina, sako, vis tiek mes kažkiek bandom. Sako, žinojom, kad neišeis, bet liepia jam. O kurvytį atmeti, tipo, stabdyti. Per širdį, per manipuliacijas, vaizdus. Tam tą atmintį ir iškėlė, sako. Sako, retas psichologas, jisai specialiai tą iškėlė, sako, turėjo tave suveikti. Paveikia šį kūną, paveikia, bet mentalų tai ne. Taip, okei. Kaip sakant, sako, jeigu tu prieš srovę neįkliūtis turi bus, sako, taigi pažinai, normalu. Tipo pykščių nelaikom, kiekvienas savo darom. Jo, kažkaip. Taip, emocijos mane nėra. Suprantu. Taip. Nežinau, čia gerai aš darau, aš bandžiau. Čia ir tiek, kiek įmanoma jį. Sakau, parodyk savo emocijas, jis emocijas baimė man rodo. Gerai. O sakau, atminti, kad tu. Sako, nėra pas mane prieš leidžiantis, kad man išmetė. Čia vienkartinį, kaip suprantu, kaip čia dabar. Tai gali būti tam kartai, kaip aukos įmestos. Jis tuščias visiškas kažkoks, man nežinau. Jis supranta, suvokia, vieną tą, kuris atsiuntė, žino. Ir supratimą turi, kad tam kartui net jiem tai buvo leista pasakyti. Aš įrašytą programą gaunas ir kaip čia. Gerai, tai analizuok.
Vadinasi, jeigu tušti, nu tai jie ką, nei pasąmonės nieko neturi, jie tik tai tą funkciją atlieka ir viskas pagal Jo, savo aš jau levelį. tam kartui vat, atlikti įdėtą tam tikrą informaciją, funkciją. Turi tą suvokimą, kas jis yra, vat, agresija, tokia pas yra viskas, kuriuos jis net nežino, kaip panaudoti. Ir baimė, begalinė baimė, kad negalima sakyti daugiau, kad jis ir nežino nieko. Tai kam ta baimė man duoda tada? Pas mane jinai sukeltų emocijas, taip išeina. O aš čia be mentalo supras nelabai galiu, aš bandau kažkiek pasijungti. Nu tai, kad sukeltų baimę, kad tave nusirptų. Jų tikslasgi nusirpti, pagauti energiją. Kaip pagaus energiją per visokius bubukus? Jo, išsekinti, man atrodo, jo. Kai siurbi išsekina, mažiau jėgų lieka, mažiau noro lieka. Ir tu nori Tai va. pailsėti, kitam kartą atidėti, jo, tai bandys. Va. Tai aš atjungiau iš karto tą jo jutimo baimės, kad man tai nereikalinga. Iš jo nieko nėra, aš viskas atsikratau tada, nes jis taip pat bereikšmis. Tai tuščias, kaip lėlė tuščia. Kažko rimtesnio reikėtų. Eit kur nors reikia. Kabintis kažkur tai toliau. Čia buvo pakišimas viskas, išmušimas. Taip, nukrypimas nuo informacijos, nukrypimas nuo ėjimo, ar ne? Jie bando emocijas sukelti, ar nesuvaldysiu, emocijas išsiurbti jėgas. Viskas. Ja. Suvaldy nieko jie nelaimėjo, ne? Nieko gero ir parodyti negali, informacijos irgi neturi. Jo, tik laiko gaišta viskas. Per emocijas bandė, bet labai gerai supratau, kaip veikia atskirai, reikia kontroliuoti. Tavo kasą labai gerai man limpa, aš vienu į vieną visą jungu, kad ištisai dirbtų kartu viskas. Bet su mano valdžiam, vienas stiprina, vienas nuslėgti. Judam toliau. Gerai, nu tai ką, su demonais neapsimoka, nei čia tarti, sakau, iš jų tenai informacijos daug neįstrauksi, nes jeigu smulkus demonai, jie tenai vat, kaip šnipštas orė, supranti? Rebesni demonai, kurie yra, nu tai tenai prie jų. Prieiti, irgi reikia prieiti per visokius, žinai, va tokius masonus, aukojimus, aukas, Vatikanus, supranti? Jie jau tokie rebesni, bet jie irgi tokią tuštumą neša, supranti? Jie irgi savo funkcijas atlieka. Taip, nu tai suvoksiu daug. Iš jų ten gilumos, ten gali kokios net nebuvo kažkaip. Tai. Jeigu skirtas, man dabar varodo tą vaizdą, kai prie to, kur ten, kaip ten tas vadinasi, nu, kur ten tas dalelės atvelnės užkrito. Ten buvo viselį ir nufilmuota, kad tai to paaukojo žmogų. Tie masai satanistai, bet ten ir masonai susiję. Ten irgi demonai atėjo, kad tą visą juos palaikyti, nes pats fiziškai žmogus, jisai gali ten supanikuoti ar kažką, tai juos ten nepradeda kaip ir per tą sensum ritualus laiko. O tą demoną, manau, aš bandau prie jo eiti. Nes mane trikdo mentalas dabar, kad ten pamiršau tą pavadinimą. Nu ten, kur ta dalelė leidžia, ten kilometrinį ilgį, ten tie požeminiai jų laboratorijoje ir tenais, čia žmonių ten. Yra jų tipo ne vienas, bet jie vieną labai garsina, kad tipo susijungti ten su portalu, ne portalu, kad ten satanistinį ir atseit į begalybę kažkokią supras kažką. Tai jie moksliškai tai labai aiškina ir paviešino, bet ten yra daug ritualų visokių ir tų ženklų simbolikos ten. Tokia mistinė kaip ir vieta, bet ir mokslinė tokios to pačiu. Nežinau, man tą vaizdą įmetė, kad šnekėt masonai ir man ten atėjo, tada aš pradėjau ieškoti, tą demonas vienas. Tas irgi varodo, sako, aš tam ir buvau čionais, kad šitą ritualą, čia aišku, metų metais buvo planuojama. Jo darbas buvo valdyti tos žmonės, kad jie daeitų iki to, kaip sakant, prisirpinti jo, kad jie galėtų tą ritualą atlikti, davesti iki galo ir tai būtų įvykę, kaip įvyko. Ir jis rodo man tą pasididžiavimą, kad aš atlikau savo darbą, jis toliau sekantį misiją jau bus jau galingesnė, bet irgi jo valdo kaip lėlė. Tasmai atlieka savo funkciją kaip kareivukas, šiuo atveju ne kareivis buvo, bet psichologas labiau. Taip. Ir sako, žiūrėk, tą mano informaciją, sako, tai netgi internete yra, ten buvo filmuota. Ir sako, galima išanalizuoti. Sako, tu daugiau nori. Nu va. O tu daugiau, taip, jis daugiau ir duoti negali. Jo, uždaryta. Tai čia kiekvienas.
Kažkaip, man atrodo, kaip užvakumuota informacija, ar ne? Kaip ir apsaugai tokia gaunasi, kad jeigu vieną pagausi, tu tam tikrą ribotą informaciją apie tą momentą gausi, kurį praktiškai, jeigu jau atlikta, jinai netgi dalinai net ir paviešinta yra. Tai jo, atiduokai veikia, reiškia, ten rimtai viskas labai. Nors pas mus irgi daug kas panašiai veikia. Iš jų, sako, iš mūsų bendrai. Šviesos tipo šviesos būtybių ir tamsos, ne? Ta prasme, ir čia mes, pa žmonės, ta sistema irgi duota, kai, pavyzdžiui, tie diversantai, tai irgi ten visos apličios situacijos nežino, ir informacijos net nežino, kad jeigu jos kaip pagaus, kad negalėtų išduoti, ko nereikia. Tai būriukas būna paruoštas. Tai čia ta pati sistema, man pavyzdžius rodo. Nu, jeigu kankintų tave, kad neišduotum informacijos, ne? Jo, kad tu jos net neturėtum, kad... Bet ir priešas, sako, dažnai tai žinau, irgi varodavo ten nacistai dar kai kankina. Už nugaros užšneka jo, sako, žinom, jisai net negali turėti, nes jisai paprasčiausias metai ir supratimas jo, ir iš to, kaip šneka, jis negali net suformuluoti tokių sakinių, ką mes iš jom bandom išmušinėti. Ir tada toliau kankina tam, kad eksperimentuot kankinimo, o ne tam, kad informacija. Vis sakant, vis tiek visi viską išnaudoja iki galo. Bet ta struktūra, gerai sakyk, nu tai gerai, tai vadinasi jisai, nu, sakau, struktūra yra tokia leveliai, hierarchija, laipteliai yra, kastos ir va ta kasta žino tik tiek informacijos, jis dirba tam, manam, nu, o visas va to demoninio pasaulio tada bosai, nu tai kas čia bosai, to demoninio, to pragarinio ir va to visų, va energijų, kas yra bosas pagrindinis, tas bala, ten vargšas tas, vargšas. Sako, tu daug daugiau gavai informacijos, eidamas tiesiai iš šaltinių, tos, kuri tau rezonuoja, kurie eina. Per mūsų, sako, tu ne viską net suvoksi, mūsų sukūrimas kitoks, sako, tu pamatysi, tau vibruos, tai emocijos, tai tas, sako, tu nesugaudysi taškų. Tas, sako, greitas kelias iš protėjimo, iš disbalansą, nes tu pradėsi stipriai jaus to, ko negali supras, ką tu jauti ir tave tai kabins toliau ir išmuš. Iš mūsų šitikros informacijos. Sakau, vat matai, Mindaugai, aš taip ir sakau, kad iš jų, žinok, informacijos gerą ir neištrauksim, supranti? Ja, man daug čia dabar labai plaukia tos informacijos. Tas kūrinys. Tas vat kūrinys. Viskas labai geras, ja. Tas kaip ir suprantama. Nu, vat kūrinys, supranti, čia yra va ta visa, kaip pasakyti, ta visa ta. Ir norisi vis tiek kažkaip, bet, nu, kai sako, rodo tą Don Kichotą, rodo prieš tai informaciją, kurią davo, sakai, supranti, va, kai tas rodė man, tų planetų daug, sako, tą šaltinį, sako, tu jį matom iš čia mes tą, į kitos va, pasaulio šaltinį, sako, tave iššoksi dabar iš savo mentalų, sako, to savo supratimų, sako, ten tu nematysi, tam bus pagreitintas filmas, ten vaizdai bus kažkokie tai iliuziniai susiliejusi, sako, tu negalėsi priimti, kol nepaliksi šito, išsigrindins ir eisi kitą. Tas pasirčia, sako, tu ateisi į mūsų bendravimo pasaulį. Sako, tu to net negalėsi iššifruoti, nes šitas kūnas, tas supratimas nepriema. Nu taip, arba išprotėjimas grėsia, supranti? Kai kūnas nebepriema, tada viso šizofrenija. Nu, išprotėjimas tada. Spilinėsi gabalus širdis mūšius, kad kažkas daros, metalas lūžinės, viskas lūžinės. Žmogų išmuša. Nu ką, dėkui, ačiū už informaciją šitam demonui. Nu ką, viskas atsikliuojam nuo šito viso lauko, nuo šito lauko einam tada kosmosą, nerk į kosmosą, šauk į kosmosą, žiūrėk, kažkokios tai gal yra, gal tą pasąmonę nuvesi kažkokios, tai aš net nežinau, planetas, kažkokius laivus, kažkur tu dalyvavai, kažkada skridai, su kokiais drakais susitikom, ten yra juodas marketas, kažkokie drakai, gal kažkokių tai yra kalinių, sielų, kurias jie grobia ir pardavinėja juodam black markete. Yra tokių, žinok, punktų, galima atrasti 321. Ir rodo vaizdus ėjo tada, kaip ilgo. Rodo ten mišrainė kaip turgus, rodo atskirai laivas, kažkoks klausimas. Ir tipo rinkis, kur eit, ką nori, sako, apsispręsti, daug informacijos.
Taip, žinau, daug informacijos. Šviesą rodo ir tada pasėlė man metų, sako, gal nori pailsėti. Ne, ilsėti dar nenoriu. Mhm. Nu gerai informacija, kas vyksta, bet čia tu įsivaizduok, kad čia atvykstam į tokį turgų, ar ne, kur yra pardavinėjimas kosminės būtybės sielos, nelaisvėje pakliuvusios. Bet čia vėl kita nelaisvė, čia skirtinga nelaisvė, negu mes žemės sėdim nelaisvėje, supranti? Čia jau kosminio lygio nelaisvė, 3:1. Eik, paanalizuok. Drakai ten biznį varo. Sako, ne tik žiūrėk, sako, stebėk. Ir tu čia buvai, sako. Nu va. Da geriau. Tai va tas laivas, aš esu jo skrisdavau, ne? Kažką Va, paimdavau, kažką išveždavau, va. mainai vykdavo. Mainai vykdavo. Aha, su kuo dirbai, su kuo darbavaisi? Aukščiau kažkas būdavo užduotis, būdavo pats savus atsiimdavau. Ir čia buvau ir jėgą atsiėmęs, kažkas nesutiko, nenorėjau, kažką savo. Pataškiau aš čia jos, manęs nenorėjo leisti. Jie nesutiko su mano pasiūlymais, tada aš kaibą pasiėmiau. O kokie pasiūlymai čia buvo, apie ką ėjo kalba? Kokiom jėgom tu turėjai kažkokius kontraktus čia su jais, su tais? Ne, aš pasakiau jiem, kad aš va šitą ir šitą pasiėmiau, jie yra mano. Jie Aha, pasakė, kad noriu mainų, o aš nesutikau, kad aš jam tuos galiu daug. duoti, aš vis pasakiau čia. Aš jam pasakiau tiesiog, kad aš juos pasiėmiau. Aha, Nebus šio klausimu, nebus biznio. Jie pasakė, yra taisyklės, aš pasakiau, man nėra. okei. Jie žinojo, kad jau tai bus, jie tiesiog traukėsi. O su kuo tu darai tuos mainus? Su drakais? Kokie ten kariniai, kas tokie? Yra snukis vieno, kaip ir to reptiloidinis, toksai didelis, manęs toksai nežinau. Yra, bet ten ir Kokie? kitokių dar matau kažkokių būtybių. Mhm. Sakyk, kuris čia bosas yra šito turgaus dabar, šito laivo, šito, kur vyksta mainai, kas yra čia bosas? Sakyk, aš noriu su bosu dabar. Aš to įvykio vaizdą dabar tik tai matau. Čia Ai. erdvė yra, tipo, paprasčiausiai, kuria ateina kažkaip tai, per kurią, Mhm. kaip ten galima su avatarais ateiti, nuo kažkokio vaizdų, tipo, kaip mes tą praeistį turim čia nais. O aš Okay. tada atskridau jau pasiimti, nes aš žinojau, ten jis yra ir pasakiau, kad du kažkokius o savo. Jeigu suprantu, man artimi kažkokie, tai ar tai iš mano įgulos ar kažkas tai. Mhm. Įgulos, okei, norėjai jas išlaisvinti, okei, ir Ne, sakai, jokių čia pasakiau, jie eina su neduos. manim. Jo, Mhm. ir vienas iš tų buvo ne avataras, o pats. Ir jisai bandė visą, tipo, parodyti, kad jisai, tipo, neduos. Mhm. Aš jį ten kažkaip tai psichologiškai labai susižadėjau. Ar tai spaudimą, ar kažką, nežinau, matau, kad jam labai blogai. Jisai Tai ten neatlaikė telepatiškai viskas vyksta. Mhm. Jo, ten fizinio nėra, ten tie visi staigiai įjungia, kad nepajaustų kažkaip pat aš jį, nežinau, nesuprantu kaip, bet aš ramus stoviu prieš jį, Mhm. jį žiūriu ir jisai, kai pagavo žvilgsnį, jisai neatlaiko, jisai tai spaudžiasi visas, fiziškai kažkaip purtosi, nežinau, jam ten tikrai negerai. Bet ten labai trumpai ir jisai sako, eik čia pasiimk, viską atidavė. Gerai, supratau. Po to man ten kažkur bausmė bandė daryti, ten neišėjo, neleido, tipo, bet po to aš vėl lankiausi. Bet jie daugiau gyvai nenorėjo sutikti, nes aš pažeidžiau jūsų tą kažkokią sutartį. Pažeidėjų sutartis, aha, aha. Gal pas mane ten irgi su ribom problemos, nelabai skaitausi. Kaip ir čia, tu gal persideda tas kažkaip tai. Va, Taip jau. va. Va, rezonansas gaunasi, supranti dabar? Kažkas tai jo bendro tokio. Ne viską mes galime atsisakyti, reiškia. Mhm.
Bet jie kaip ir žino, kad jie yra vis tiek žemiau, bet tas, kadangi kartais gaunasi jau mainus ir jie bando tuo prisilyginti, kad tipo mes lygiaverčiai, bet bent jau iš mano pusės aš lygiavertiškumo į jų pusę nematau, ten sako, tai neįmanoma, jie vis tiek ten yra vos negyvuliai. Aha. Kai mane žiūri, dabar maniškai sako, kai su kanopiniais tu gali save lyginti, sako, jiem. Bet sako, tavas mėls, vėl man rodo tą ne per ego, tai žiūrėto kažkaip natūraliai, lygiai. Mhm. Jisai visiškai ramiai, tai sako, man patiko tas, ne per ego, ne per puikybę kažkaip. Supras Gerai, jis realybę. yra kitokia būtybė, mes suprantam, mes turim kosminę pasąmonę, jie turi kažkokį tai mažesnį, va tu turi suprasti, taip, tu sakai, jis kaip gyvulys, taip, reptas, kažkoks tai, ne krokodilas ten stovi, jis neturi tavo to atvaizdo, įvaizdžio ir jis neturi tos pasąmonės dalies tiek, kiek mes turim ir niekada jie neturės to. Ja, kažkaip tai. Bet jį per tai reikia žiūrėti kaip į lygų, ta prasme lygų, nelygų, bet kažkaip priimt, va, tai bendravimas vyksta, jisai vyksta, ten tie santykiai tarp mūsų, ten karingi, nekaringi, kokie nebebūtų, jie vis tiek yra neišvengiami. Ir tuo pačiu, va, jo, kažkaip tai vyksta, tai priėmė, jie žino, kad tu esi ten daug, kaip ir aukščiau ar kažkaip tai, bet tuo netgi jie manipuliuoja mus čia nais, va, 3D, kad ta puikybė arba mus pavergia, arba tada mus iš kitos pusės pavergia, sukelia tą ego, oi, tai čia nuošvytės, tu jau žinai, tu tenais ten nemirtinga šiena ir tada puikuokis, o mes čia gyvuliukai, bet tada per tai tave priema, nes per kokybę tas pats gaunasi vėl išmuša. Dualumė, kai sakant, taip, du būdus turi, arba gazdinti, arba ten papirkti, ar ten kažkaip, vis tiek randa būdų, kaip prie mus manipuliuoti. Jeigu to nesugebam to balanso atskirti, realiai priimti normaliai, tai tada vis tiek jie valdo. Na, bet čia tik tai pas mus rodo, tai dualumė tam turėtų. Taip. O tenai? Ne, ten nežino, kad jie yra niekas. Jie bando siekti, bando mokintis, bando kažką. Tai ir jiem leidžiama, netgi čia nėra blogai, tipo gerai, evoliucionuoti savo ten eigą. Gerai, tada klausimas, kodėl jie grobė, pavyzdžiui, kodėl jie pagrobė, tai jis dabar sako, tas reptas tau, kad tu čia nusižengi mūsų tiem kontraktam, bet tai palauk, tu pirmas pradėjai nusižengti, nes pavogiai mano įgulos piliečius kažkaip uždusino ten ar ką pavogėt juos, apsukot ir atsivežė čia į šitą. Jo, rado silpnas jų vietas ir jie ten kažkaip ir tai palaužė juos ir to pasinaudojo ir pasiėmė pas savo laboratoriją daryti eksperimentus, jo. Jie vis laiką bandys būdų, kaip rasti silpną vietą, kaip imti, bet mūsiškiai rodo, kaip ir jie nepyksta, jie gerai, atrado silpną vietą, viskas tvarkoja, netgi tokiuose lygiuose, kad rasti silpną vietą yra labai didžiulis pamoka. Tavasme, netgi buvo laikas leista jiem ten būti, nes čia maniškis tas šneka dabar sako, tai aš jiem leidau tam tikras ten laiką pabūti, kad kai šios grąžinsiu, kad jiem suvoktų, kaip ten kas vyko, ir jūs savo tada suvoktų, nes tai irgi gera pamoka. Pakliūja, experiences. Jo, kaip sakant, ironija ir ne visur visi viską išnaudoja, kažkaip aš taip kažkaip suprantu, nežinau, kaip man patikė. Taip ir yra. Bet ribas, taisyklės nustato vis tiek mūsų pusėje, nes kaip ir aukščiau gaunasi, bet čia vėl ne per ego reikia žiūrėti. Tai kas nustato kosminės taisyklės, kokie konglomeratai, man tas žodis nepatinka konglomeratas, bet nesvarbu, kokios instancijos, institucijos, kokios planetos reguliuoja ir stato visų planetų bendradarbiavimo šitas visas instrukcijas. Vis tiek kažkokie susitarimai yra. Šviesą rodo, kažkaip spindi visą ir viskas, sako, iš jo viskas eina, visur eina, visi ten gauna, bet tėvo šitie dabar, kur čia buvo, tas vienas liko dar. Jisai dengiasi nuo tos šviesos. Sako, mes tos informacijos nenorim, mes einam savo keliu, mes turim teisę ir viskas kaip ir taip. Gerai, turi teisę. Tai tas gaunasi, bet tai irgi, man maniškis sako, ir tai yra labai gerai, nes kai atsiskiri, tu eini tada savo keliu, kaip ir mes čia žemėje. Jeigu tu eisi pagal sistemą, tu niekada neteisi savo kelio, tu kartos ir kartos, o tik nutrūkęs, tik eidamas prieš srovę, tu gali eiti savo keliu. Jie sako, tai daro ir savo metodais. Ir palaiko balansą, kad, sakant, neuždėsi. Kažkaip taip, jo. Sako, pas jūs suprantu, be vardų ten pavadinimų jūs negalite, nes kitaip ir nesuvoksit. Nežinau, man rodo tavo kažkokį, nežinau kaip pavadinti čia, vos nesaulė,
spindulys ir kaip nori, sako, taip ir supras, kaip tau patogiau, bet esmė, kad eina kažkaip viskas bendra vis tiek. Gerai. Tai dabar tas reptas, tas, kuris čia dirba, čia dalyvauja. O gerai, mes faktiškai kosminės būtybės kažkaip tai neturim tų bosų. Yra tas aukštesnis atseit kažkoks tai kosminės būtybės, ta dievybė dar kažkokia ten ar iš kitokio šaltinio, ten ten irgi kažkokia tam tikra hierarchija. Bet va tie visi reptiloidai drakai, jie labai stiprią hierarchiją turi. Pas jos griežčiau, sako, jo, pas mus daugiau laisvės. Taip, va. Tai va Pas dabar mus šitas tik reptas kam duota dirba? informacija ir mes plaukiam, bet plaukiam irgi kiekvienas taip savo bangelėmis, o ten komandos, įsakymai. Ir jeigu nevykdoma, yra baudžiama, viskas. Struktūra kaip pas mūsų kariuomenė, kalėjimo, tai Va. Čia yra reptiloidinė, grinai, pažiūrė į kalėjimą, į struktūrą ir į militarus, čia yra reptiloidinis pavyzdys. Gyvulių valdymas, taip rodo, jo. Kaip gyvulius valdy, kad patys nemąstytų, negalvotų, jeigu kiek mąsto, jeigu tinkama linkme, tada gali eiti aukščiau, jeigu ten kažką priešintis prie srovę, reiškia, jau kaip ir nesveikas, aikišimas tavo sunaikina. Gerai, tai dabar, pavyzdžiui, tas reptiloidas, jisai gerai, tu jį ten paveikiai, psichologiškai, ten psicholauką jo paveikiai, telepatiškai. Ten ne reptiloidas buvo, ten, nežinau, tokia kaip didžiulė akis su daug akyčių, kažkokiu, nežinau, iš jo tokie, kažkoks tai toksai, nežinau, net nežinau kaip apibūdinti. Tokie kaip, nežinau, kaip medūza, iš kurios eina kojytės, bet kojyčių galvose dar irgi tokios kaip ir čiuptuvai kažkokie. Kažkoks, nežinau, didžiulio akis kažkokia sąmonė ir kas ten, nežinau, kaip pasakyti, toksai kažkoks nematęs. Tokie kažkokie jau būtybės, jau mes nežinom jų pavadinimų vienu žodžiu. Jo, sako, kažkoks savo būtybė tokia polydžiulė su kažkokiam tokiai, kai juda į priekį, pavyzdžiui, tavo galia ten tokios atsilieka, kaip kažkokie neplaukai, bet tokie stori kažkokie. O kas jo bosas, pavyzdžiui, yra, jis dabar prarado tuos du kalinius, nes jam reikėjo juos išlaikyti, tu atsiemi tuos du kalinius, tuos savo du draugus įgulos, o kas dabar kokia jam bus bausmė, pavyzdžiui, 301? Atjungė nuo maisto savo. Jis turėjo eiti ieškoti pats, tai prasme, kaip ir žemą darbą daryti, taip pačiam rinktis tuos aukas, iš kurios surti. Taip buvo iš to pakilęs. Tai čia pas jos gal tie sluoksniai yra tie, kur surinkinėja, pato anksčiau jau, kurie vadovauja, tai toliau kažkaip taip. Kilk, tai sluoksnis, davai analizuok. Ten tai toksai storulis, o bakščios dar ravo, bet panašos struktūros toksai, įsiskaitęs toksai, būdurėjo kažkaip visai, tos kaip blynas kažkoks toksai. Gerai, tai sakyk, gerai, dabar prieini prie to blyno ir sakyk telepatiškai, kas tu esi per būtybę, kokią tu sąmonę turi. O tu jam telepatiškai skleis, sakyk, aš noriu su tavim bendrauti, suprasti tą struktūrą, kas tu toks esi. Telepatiškai jam pasiūs dabar 301. Jo, jis man tą atkiša, sako, su jį. Ana sako, aš tau galiu perduoti, jisai sako. Kažkaip sako, nežinau, kodėl. Per jį kažkaip man per tą kitą pakėlys, dabar laiko savo čiuptuvų. Ta didžiulė akė tokia. Sakyk, kokia jūsų tada evoliucija, egzistencija, ką jūs veikiat, jūs tik tai blogus darbus, jūs viruso paveikti, kas jūs per padarai, čia toj galaktikoj, kaip čia, kokia jūsų planeta, kokia informacija eina 301? Kažkaip patrikė žodžiai, kaip ir suprantu. Evoliucija, visur evoliucija. Net vietų daug ir mes galim ne tik planetų ir kaip ir erdvėse jie būna kažkaip tai, kur nieko nėra, prasme, kad nebūtų nereikalinga jungčių ar kažko tai tokio, visiška tokia ar laisvė, ramybė, nežinau, jungiasi kažkaip skirtingi žodžiai, nelabai išeina. Tose jie visur gali būti, jie netgi stengiasi būti atskirai, kad nieko nesijungtų prie jų ir per juos. Jie į kontaktą eina tada, kada reikia jiem. Ir pagal tą hierarchiją ten maitinasi ir sakyta. Evoliucionuoja vienai, bendrai, jie, visi eina savo evoliucijos keliu. Ir
Bet jie Virusas, vis tiek sako, grobti energiją iš kitų būtybių, jie turi ėsti energiją, ne? Tai taip, sako, yra jūs interferentinės esat, klasės. jo, sako, yra tie, kurie gamina, yra tie, kurie maitinasi. Atrodo kaip ir O kodėl absoliutas. jūs negalite gaminti? Ko jums trūksta, kad jūs patys gamintumėtės energiją? Nu, mūsų dar, sako, stadija iki to daug. Einam, Neišsivystė iki to. sako, kai ribų nėra, sako, kaip jūs suprasim, tipo, kad tai yra Jie natūralu. eina link to. Nu jo, jie siekia, to nori, sakys, įmanomais būdais. Mm. Sako, turim kitų galimybių, man galvas skauda, sako, tu bandai kažką ir jisai iškart nutraukė, ne, sako, aš tik bandžiau patikrinti, sakau, ką, Mhm. durys man čia galva kažką, Mhm. leidai, sako, parodyk, sako, ko nors. Mhm. Sako, tie, kur su tavim dirbo, pavyzdžiui, sako, jie dar nemoka taip su tavim dirbti, kad tu nejaustum, aš sako, dabar va, su tavim dirbu, tu fiziškai pajutai, dzingtelėjimą galvoje, tu net nejauti nieko. Mes aukštesnio lygio negu tie demonai, tik reptus raudonus, pilkiukus, ten visą kitą, ten iš vis įlėmė. Mhm. Bet mes, kaip ir sako, mes nenorim konfliktuoti, mes nenorim rodytis, mes atskirai kažkaip, nežinau, tai dėlioja. Bet Mes tai jie ne žemės priešai, bet ir nedraugai, mes ir mes sako, iš jūsų vis tiek energiją turi minti, jūs negalite suprasti, kad tai ir skirta viskam aplinkui. O jie iki žemės davažiuoja čia, prie žemės? Jie asmeniškai, jiem daina tik energija, maistas, informacija energija, daina, jie patys stengiasi tenais net neįti toliau, o erdvėse. Supratau. Čia šitas būtent ta būtybė kažkokia. Jisai, nežinau, vos ne kaip medūza, toksai kažkoks panašus. Nežinau, daug skirtingų visokių man čia asocijuojasi su juo. Supratau. Kažkaip tai. Bet aš kažkokia, kaip ir vos ne gyvybės forma, kad jie atsisako agresijos, bet jie turi imti energiją per visokius ten negyvą ir iš demonų jie gauna ten tas surinktos energijos, dalinasi informaciją, visą kitą ir gauna už tai energiją. Reptai, visą kitą, viskas. O kodėl tada tos visos rasės tai bendradarbiauja geranoriškai, žiūrėk, demonai su tokiais kliurkais viršui kosmose? O tai kaip jie tada priverčia demonus mokėti tą duoklę? Aš to nesuprantu dar tos sistemos tada. Mainai, sako. Sako, aš pamokinu, ką aš iki padėjau. Jie brutalūs gyvuliai, sako, mes einam per intelektą kažkokį tenais, bet sako, ne tokį kaip jūsų, ten kažkoks kitoks. Sako, mes būna kažką jau suprantam, tada sakoma, galim jūs tą pamokinti, tam tikrą kiekį ten tos maitinimo ir tos informacijos patirties mūsų ten tos energijos. Mes keičiam. Visur mainai vyksta. Nu va, mainai, sakau. Barteris vos ne kažkaip gaunas. Informacija, energija, maitinimas ir viskas ant to laikosi. Tai mes kaip ir esame, už tai mes traukiam visus, mes visiems reikalingi ir jie mums reikalingi, mokintamės eitume. Ir tai nėra tipo draudžiama, tai yra normalu. Taip, evoliucija čia priklauso irgi prie evoliucijos, jų evoliucijos irgi tenai. Jų irgi evoliucionuojasi faktiškai. Kaip bežiūriai atrodytų, kad jie juoduliai, ar tie kokie blogiečiai, ar kas, kaip mes vadinam, bet jie irgi savaip evoliucionuoja savo, tai irgi ten. Sako, pas jūsų supratimas, sako, iš ten išeisit, sako, tu kitaip su manim šnekėsi ir žiūrėsi. Ten, sako, tu taip, visus turi suprasti, sako, štai tau tai rodo, sako, tu kitaip nesuvoksi. Taip. Gėlės man rodo, sako, kažkaip yra ir grožis, kažką tai duoda. Nėra vien joda, sako, ir jodas gali žydėti kaip gėlytė. Nežinau. Sako, ar suprasi, sako, per savo dualumą kažkokį jausmą skleidžia kažką. Jisai jo manipuliuoja gražiai pateikia. Demonas taip brutaliai viską mes duo toksai vos ne. Gyvulys toksai, nežinau. Taip. O čia tas toksai mandras, o ne mandriau. Jo, kažkoks tai jaučiasi ramumas, toksai visiškas kitas, pas demoną nėra tokių dalykų visiškai.
ten plaukia. Chaosas tada. Jis dažniausiai pas nesivaldo. O šičia tokia visiškas toksai ramybė, visiškas toksai. Eiktų gerai. Vos nesako, kaip budisto paveiksliuku sulyginčiau, bet aišku, čia budistas ten yra stabdis, o čia yra progresas, stiprus greitas. Įdomu. Bet jisai va tiesiogiai net negalima perduoti, jisai duoda per tą savo žemesnį, kuris gali perduoti. Kažkaip kitaip eina informacija, tas pertransliuoja. Supratau. Tai vienu žodžiu, visas tas taisyklės ir taip toliau, tai iš tos šviesaus, iš tos šviesios, to šviesaus kanalo, kur eina, kaip tu sakai, kosminės taisyklės, universo taisyklės, tai čia kas, šaltiniai, visi tie mūsų šaltiniai, absoliutas. Sako, ribos pasiribotų, sako, mes neduodam ribų. Mes apsiribuojam, tai galima, negalima. Čia ypač dualumą labai ryškiai. O pas juos kažkaip tai supratimai kažkoks tai yra, kas jau kiek yra, netgi, sako, blogas, tas vėl nurodo tą patį. Tipo, paėmėm kažką, radom silpnumą, kažką tenais, kažkaip tenais, paėmėm į nelaisvę, atseit tam, visus surakintus kažkokiais, nežinau, tokios juostelės, man rodo. Ir ten daro eksperimentus, sako, tu suprasi, kaip blogis, sako, tai ir tam iš to yra gerai. Sako, kaip tu tokia... Tas experiencija gaus, aha. Jo, sako, visi taigi mokinasi, nėra tos ribos, kad čia blogai, o tu atėjai, po to nusprendai, kad, gana pasiėmė. Aš pasipriešinau, tai parodai, kad daugiau nesipriešinau. Ir viskas paprasta, be jokių emocijų, be jokių ten aiškinimų. Scenarijus įvyko be jokių kažkokių dramų, dramų. Jo, viskas ramiai, visiškai, atėjau. Paspaudai, ramiai, pasiėmė savo hebra ir išėjai, skridai, ne? Jo, nesupratai, parodysiu, kad suprastum, paspaudai, viskas supratai, gerai, viskas pasiėmė, visą gerai. Savo geras čia. Tai aišku, kitoks lygis čia, tai ką. Mes dar tokiam žinom. Jo, ir iš kiekvieno to visi mokinasi, netgi tas ta akis, sako, aš, pavyzdžiui, gavau daug pamokos, aš jam pasipriešinau, supratau, kad kitą kartą reikia kitą metodą ieškoti ir tada variantus. Tačiau viskas visi iš visko mokosi kažkaip. Saveikavimas yra. Jo. Tiesiog aš sako, jeigu taisyklės turi, sako, tai reiškia, apriboji, tu negali judėti. Patys tas taisyklės, nustatymus, supratimus, sako, tam, kad uždraudžiat, uždarote. Jo, čia grindinė to teisės negali gaunasi. Ką. Bet sako, pas jūs tai gal ir gerai, sako, dualumą, kaip kitaip, sako. Jūs nesuvoksite, tai, kad chaosas irgi yra gėris. Nesuvoksite, kad laisvė tai yra dalis chaoso. Jūs turite ribas kažkaip turite. Jūs savo vardą, sako, surikišote, sureikšminate ir tada jau pametate esmę. Kažkaip tai taip rodo. Visą galvą insta. Vaizdų mačianėja visokių palyginimų, supratimų tokių suprantama, bet... Bet sunkiai priimama kažkaip tai. Mūsų smegenys neįsisavina, ar ta pasąmonė užlūšinta tokia, ar čia viskas taip, ar taip ant tiek išskirta ta duality, kad mes negalim vienu suprasti viso vieno to piešinio, supranti? Prieštaravimų. Tai kur tada eit, ką tada siekti? Sako, ko skirtumus, tai vis tiek eisi. Dabar į sieną, sako, daužai. Po to kitur, vis tiek pramušti kažką turėsi. Sako, vis tiek žingsnį dindi. Sako, tie, kur žiūri, ribos susistatė, jie tik žiūrės visą laiką. Jie nesuvoks. Pasvartelį parodom prie interneto, YouTube'us, kur žiūri. Jiem reikia to žodelio game over, tipo faktas, o tiesa, tu dabar sužinojai. Ir jie tą žodį užsiklijuoja, kad daugiau neįkia. Jų asmeninis kalėjimas. Taip. Mokslininkas pasakė, kad taip ir ne kitaip, ir mes supratom, kad mokslininkas arba daktaras pasakė. Ir jie ėmė savo kalėjimą asmeninį. Taip, teisingai. O kad tai galvotume, yra mokama švietimo sistema. Klausyk, teoriją, išklausyk, atkalk atmintinai, atkartok. Ir taip negalvok apie tai. Nes jeigu kažką galvosi, tu nusišnekai, nes tu neturi nei diplomo, nei ten profesoriaus pavadinimo, dar kažko, tai nedrįs galvoti, ten abejoti. Tai ir yra tie visi asmeniniai kalėjimai. Viskas. Nuo mažens kiek metų užbūkina ir mes tą kalėjimą laikome ir dar kitiem pritaikome. Ir Ir dar kitus grūdam. Vienu žodžiu, užsisukę čia neblogai esam. Ja, patys, viską patys, mums tik patikė įrankius, kas sako.
Mes patys. Nu ką, gerai, nu ką, Mindaugai, šiandien užteks tada, pabendravai su kažkokia tokia visiškai būtybė, supratai kažkokį vėl kitą tą pasąmonę atsivėrė kitam lygmenį, patyrei pojūčius tokius, nu ką, dėkui visiems už egzistenciją ir grįžtam atgal tada. Nu, Gerai. atsiklijuok tada nuo tenai, aha. Gerai, išsidaužyk, išsimesk visą informaciją, susidėliok tvarkingai, harmoningai ir grįžti tada į savo fizinį kūną. Pailsėjęs, atsiregeneravęs, diskonektinį, grįžti į fizinį kūną. 3, 2, 1. Atmerk akis.